Sveiki mokiniai, tėveliai, mokytojai ir visi, kurie žiūri šį filmuką. Noriu šiandien Jums papasakoti, kaip apsaugoti savo įrenginius nuo neįpageidaujamo turinio. Kaip žinia, pasaulis eina mobilumo link ir vis daugiau mokyklų ir vaikų naudojasi iPad. Šiandien papasakosiu, ką daryti, kad jaustumėte saugus. Be abejonės, nereikia pamiršti ir pačio prietaiso saugumo. Tuo ypač pasižymi kompanija Apple. Visa Apple ekosistema sukurta taip, kad prietaisai būtų mažiausiai pažeidžiami. O turinio saugumas prižiūrimas ypač griežtai. Dėl šios priežasties taip pat nėra galimybės naudotis atminties kortelėmis, todėl kad neatneštumėt virusų ir kitų kenkėjiškų programų. O programėlių saugumui Apple skiria išskirtinį dėmesį, todėl į iPad programėlės įsidiegsite tik iš vienos vietos per App Store. Prieš programėlėms patenkant į programėlių parduotuvę, jos turi praeiti griežtą patikrą, ko tikrai nebūtų galima pasakyti apie kitų operacinių sistemų gamintojus. Tai galėtų Jums paliudyti bet kuris programėlių kūrėjas. O ir pačios programėlės turi būti sukonstruotos taip, kad be Jūsų sutikimo negalėtų naudotis Jūsų kontaktais, vietos nustatymu ir taip toliau. O dabar nerime į iPad, pažiūrėkime, kokios ten galimybės. Taigi, mes jau įrenginyje ir visi saugumo nustatymai slepiasi skiltyje Settings. Jums reikės susirasti Settings, kairėje pusėje General. Ir toliau reikės atrasti tokį skiltį Restrictions. Spaudžiame čia. Reikės susigalvoti kodą. Nepataikiau aš. Ir tas kodas bus prieimui prie visų ribojimų. Taigi, kokius galima atlikti čia ribojimus? Visų pirma, tai galima apskritai uždrausti naudojimąsi internetu. Išjungiant arba įjungiant Safari. Taip pat prieimą prie kameros, naudojimąsi FaceTime arba po to iTunes parduotuvė. Iš vis praktiškai būtų negalima nieko nupirkti arba parsiųsti. Knygų parduotuvė. Taip pat yra galimybė neleisti naudotis arba neleisti įdiegti aplikacijų. Jeigu tokią pažymėsim, tai iš vis parduotuvės ikona iš viso dingsta. Lygiai taip pat draudimas ištrinti aplikacijas. Vienas iš svarbesnių draudimų dažnai būna nemokamos aplikacijos, bet galimybė pačioje programėlės viduje nusipirkti kažkokį tai papildomą dalyką. Tai irgi tokį ribojimą galima įdėti. Tai toliau dar galimybė uždrausti Siri ir AirDrop. Na, o turbūt labiausiai mus domina turinio ribojimo galimybės čionai. Visų pirma, jums reikės pasirinkti čionai Lietuvą. Kai tą atliksit, galimybė bus uždrausti, sakykime, suaugusiems skirtus žodžius ar keiksmažodžius, leisti apskritai persisiųsti tokią muziką arba neleisti. Filmus taip pat iš iTunes parduotuvės galima bus siųstis tik tai pagal amžiaus cenzą, kuris būtų uždėtas. Lygiai taip pat TV šaus gal praleiskim, lygiai tas pats su knygomis. Na ir su programėlėmis lygiai tas pats. Irgi yra amžiaus cenzas. Na, sakykime, jeigu jūsų mokinys arba vaikas yra pirmokas, tai turbūt mes paliktumėm 4+, pavyzdžiui. Ir tos programėlės, visos programėlės irgi turi savo būtent šį reitingą. Toliau, kas dar yra mums labai svarbu, tai yra puslapiai. Puslapiai ir mes čia galim nurodyti arba apriboti puslapius ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra vaikas, tai mes paliekam tik tai specifinius puslapius ir iš karto čia jis visas yra sąrašas vaikams skirtų puslapių ir be abejonės jūs galite pridėti savo, kurį norit, kad naudotųsi, pavyzdžiui, vien tik tai kažkokie knygų parsisiuntimo puslapiai ar dar kažkokie kiti leistini puslapiai. Na, o toliau čia yra pačio įrenginio privatumo nustatymai, mes jų šiandien neperžvelgsim, bet čia galimybė naudotis arba neleisti naudotis kontaktais, kalendorium ir taip toliau. Taigi, matote, kad pasirinkimas ribojimams nustatyti yra tikrai pakankamai platus, o man belieka jums palinkėti gero ir saugaus naudojimo naršymo internete ir įrenginyje. Tam kartui tiek, iki.